noriu pakalbėti apie vieną fenomeną automobilių pirkimo pardavimo srities. Per paskutinės kelias dienas gavau tokius skambučius iš savo klientų. Noriu gauti automobilį, kuris yra prižiūrėtas autorizuotoje atstovybėje ir važinėtas čia Lietuvoje. Sako, nenoriu iš užsienio, nes iš ten grįžta tik su defektais automobiliai. Tai vat noriu išreikšti jums savo nuomonę apie automobilius pargabentus iš užsienio. Manau, kad koks 90% grįžta su defektais automobiliai, 10% be defektų, bet yra kažkokių niuansų. Ties tuo 10%, kurie grįžta be defektų. Galbūt jų rida didesnė, galbūt dar kažkokios kitos priežastys, kodėl jie palieka, tarkim, Vokietiją, Olandiją, Belgiją. Ta šalį, kur netgi brangesni automobiliai negu čia Lietuvoje. Kartais automobilių perpardavinėtojams pasiseka juos nupirkti ir jie neturi galimybės pardavinėti ten užsienį. Taigi gabena čia, bet tokių automobilių labai mažai. Likę 90% su defektais gabenami. Tik klausimas, kaip tie defektai yra sutvarkomi. Ar normaliai, ar ne. Jeigu normaliai viskas liuks, automobilis galės būti eksploatuojamas toliau. Minusas tas iš užsienio, kad dažnu atveju mes nematysim pilnos aptarnavimo istorijos. Bet ir Lietuvoje tas pats. Bet aišku, čia naujas pirktas autorizuotojo atstovybė prižiūrėtas, tai būtų ledas. Bet tokių mažai. Ir gana sunku surasti tokius. Taigi, noriu pasakyti, kad nenurašykit iš užsienio automobilių pargabentų. Reikia juos tiesiog tinkamai įvertinti, patikrinti ir nustatyti, kokie iš tikrųjų jo būklė. Ir tada galite ramiai pirkti tą automobilį.